Iš šitos pusės visai kitaip atrodo. Labą dieną visiems. Esu Liudas Zalunskis, iš Seko Lietuva kompanijos. Ir šiandien man skirtą laiką pabandysiu išnaudoti, pristatydamas mūsų patirtį rengiant šį projektą. Tai yra projektas Vilniaus universiteto mokslinės paskirties kompleksas. Trumpai apie patį projektą, tai yra mokslinės paskirties pastatas, kurio dydis beveik 19 000 su viršum kvadratinių metrų. Naujame pastate yra planuojama virš 1000 studentų ir darbuotojų ir lankytojų. Ir pastatui buvo keliami A klasės energetiniai reikalavimai. Kalbant apie tai, šitam projekte tokie ypatumai, kuriuos mes patys patyrėm, tai buvo tai, kad projekto apimtis sąlyginai labai didelė, projektas įdomus, tačiau jo įgyvendinimui buvo skirta itin mažai laiko. Ir tai buvo vienas iš didesnių iššūkių mums šitam projektą - suvaldyti laiką, kokybę ir užtikrinti norimą rezultatą. Projekto etapas buvo tik techninis projektas, todėl žinome, kad tuo metu tik gimsta pastatas ir jo koncepcija, todėl eigoje būna daug pakeitimų, dar nepradėjus statyti, jie yra nuolatos atnaujinami, užsakovo norai keičiasi, galų gale projektų sprendiniai yra pritaikomi vis virstančiam cikle. Tai pradėjus organizuoti procesą, pradžioje buvo didžiulis mums patiems klausimas, iš tikrųjų, ar tai yra tas projektas, kuriame neturėdami laiko, turėdami didžiulę apimtį, kurią turim suvaldyti, turim naudoti tas BIM technologijas. Diskusijų metu atsakymas atėjo pats savaime, kadangi ir užsakovas Vilniaus universitetas norėjo inovatyvių sprendimų. Tai pirmas toks sprendimas buvo visų pirma tai, kad pastato tūris, forma, išdėstymas klipe buvo parenkamas naudojant energetinės simuliacinės programas, nustatant ir parodant užsakovai, kokios tikėtinos arba galimos planuojamos sąnaudos pastatą jau eksploatuojant, jį pastačius ir pridavus. Vėliau architektai įsijungė, kurie pagelbėjo mums šitoj vietoj ir parengė pirmasias vizualizacijas. Šios vizualizacijos iš principo sukūrė pagrindą tolimesniems darbams, kadangi atsirado ir architektūrinis modelis 3D. Na ir mes pasiryžomės. Pradėjom rengti trimatį modelį. Lyg ir buvo keistas dalykas tai, kad įmonės viduje projektų 3D arba BIM aplinkoje esame parengę jau kaip ir nemažai. Tačiau visi rengdavom šitos projektus iš bendros praktikos, inžinieriai žino, kaip tai daryti, tai daro, tačiau nebuvo bendro susikalbėjimo visgi, o kaip organizuoti šitą procesą efektyviau. Tai šitam projektą mes turėjom tą iššūkį, kurį įgyvendinom, tai yra patobulinom stipriai savo vidinius procesus susijusius su trimačiu modeliavimu, tai yra įsidėgiam papildomas tvarkas, susitarėm apie tai, kaip mes projektą ne tik koordinuojam, bet iš principo, kaip keičiamės informaciją šitam projektą, kokia informacija, kokiais formatais, kokiu dažnumu ir kur yra laikoma. Projekte turėjom nemažai nutolusių inžinierių bei subrangovų, kurie nebuvo tam pačiam pastate ir su kuriais komunikacija buvo ganėtinai sudėtinga, kas kėlė papildomus iššūkius, tai kolegų prieš tai pristatinėjusių Tekla BIMsite programa šiuo atveju mums stipriai pagelbėjo apjungiant projektuojamą pastato modelį į vieną vientisą jungtinį modelį, taip vadinamą, ir vykdant visą šitą komunikaciją projekto eigoje šito jungtinio modelio per Tekla BIMsite pagalbą, kas padėjo sutaupyti daug laiko, pastangų ir padėjo įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, kurie buvo iš principo techniniam projekte tinkamai suplanuoti inžinerinės sistemas, tinkamai įvertinti galimas kolizijas, pagrindinės, kurios ateityje vėlesniuose projekto etapuose gali turėti esminę įtaką projekto sprendiniams ir statybai. Na ir pabaigoje tai yra pridėtinė vertė ir mums, ir užsakovui, tai yra tai, kad mes gavom tikslesnius darbų kiekius, kuriuos galėjom automatizuoti, sutaupyti laiko juos parengdami ir atitinkamai nepraleisti darbų, kurie turėtų būti vertinti, tačiau rankom skaičiuojant ar kitais metodais kartais taip jau nutinka. Tai įgyvendinę projektą pasiekėm rezultatus, tai yra tai, kad mes spėjom tą projektą padaryti laiku, mes išvengiam pagrindinių kolizijų ir išmokom naujų pamokų. Projekto ypatumas mums buvo vienas, tai yra pirmasis mūsų projektas, kuriame mes iš principo įvedėm naują
funkcija projekto eigoje, tai buvo BIM koordinatorius. Tokiu būdu pas mus įmonėje atsirado 3 lygių tikrinimo sistema, tai yra tikrino savo darbą inžinierius, tikrino darbą atskiros specialybės, kaip grupės vadovas ir tikrino BIM koordinatorius. Kiekvienas iš jų turėjo savo pareigas, funkcijas ir tai mums pagelbėjo pasiekti norimus tikslus. Trumpai tiek. Dėkui.